Suprantu. Tikriausiai nori sužinoti, kodėl tave palikau. Visada savęs to klausiau. Todėl ir atvažiavau. Nebuvo lengva apsispręsti. Tikrai nebuvo. Aš buvau labai jauna. Labai, beveik kaip tu. Buvau viena. Net nežinai, kas mano tėvas? Žinau. Tavo tėvas buvo nuostabus žmogus. Mes draugavom. Ruošėmės tau gimus susituokti. Bet jis padarė avariją važiuodamas motociklu ir žuvo. Nepyk. Po kelių mėnesių gimei tu. Maniau, kad mirštu iš skausmo. Neturėjau jėgų, nesugebėjau. Suprantu, žinau, kad tau sunku suprasti. Norėjau, kad tu augtum šeimoj. Kad turėtum viską, ko aš tau niekad nebūčiau galėjusi duoti. Ne, man reikėjo tik mamos. Mamos, kuri mane apkabintų. Kartotų, kad mane myli. Sektų pasakas, vestų į mokyklą. Palauk, kas atsitiko? Ponia Viviana tavęs nemylėjo? Ką čia kalbi? Palauk. Kokią Vivianą turi galvoj? Viviana Regi? Žinoma. Ieškojau tavęs. Kas atsitiko? Nesuprantu, kaip atėmė iš manęs Marisą, bet perspėju, tau nebus lengva. Palauk, aš nieko iš tavęs neatėmiau. Ji pati taip nusprendė. Neatėmė? Tu aš tau parodysiu. Ne, nesiruošiu muštis. Nekovosi kaip vyras dėl Marisos? Ne. Šalia jos jaučiuosi vyras ir man nereikia muštis. Be to, Marisa man netrofėjus Javierai, o mylima mergina. Nesuprantu, ką jai pasakė, kad nuviliotum. Nieko nesakiau. Ko primelavai? Tikriausiai kažko priskėdai? Ne, nieko nesakiau. Klausyk, galvo, ką nori. Man dabar svarbiausia džiaugtis šią akimirką. Perspėju, nepaliksiu tavęs ramybei. Dabar padėk šitą lapelį, kur radai. Jeigu Rokas sužinos, Pilara, man nerūpi, kad Rokas sužinos. Noriu išmalti tai kvaišai snukį. Ne, begėdė. Vika, ką? Nusiramink. Reikia Roką pagauti nusikaltimo vietoj. Jeigu tokia niršusi eisi su juo kalbėti, jis viską neigs. Juk žinai, kokie tie vaikinai. Taip, tu teisi, bet nežinau, ką daryti. Ką daryti? Jau turim tos karinės adresą. Eisim, atsistosim prie durų ir niekur nesitrauksim, kol jis pasirodys. Gerai. Dabar padėsim lapelį, nes bus mums galas, jeigu neras. Gerai. Labas. Kaip laikotės? Kaip tu? Pavargęs. Nuvykau, bet jaučiuosi dar blogiau. Viskas gerai? Viskas gerai. Kas atsitiko? Kažką padariau? Ne, o ką? Tu kažkokia šalta. Ne. Ne? Paskambinsiu vaikinams. Gal susitiksim kur nors, nueisim, ką nors sugalvosim. Kažkur kitur palikau. Rokai, pamokyk mane filmuoti. Ką reikia spausti? Dabar nori filmuoti? Ne. Noriu. Ką darai? Ką? Kas atsitiko? Kažkoks popieriukas iškrito. Nenorėjau raustis, mielasis. Gerai. Kaip įrašyt? Kaip įrašyt? Spausk mygtuką ir... Palapėlį, kaip laikais? Labas. Neatspėsiu, su kuo šiandien šelsim. Su kuo? Su Pablu ir jo nauja mergina. Su kuo jis draugauja? Su Consuela sekretorė? Kokia dar Consuela? Su pačia didžiausia meilė Marisa. Gražu, kad draugauja. Gal ir jūs norite tik su mumis? Gerai, einam, mielasis. Einam. Labai gražu, labai smagu, bet aš šiandien negaliu. Susitaikysiu, Pablu. Šaipas iš manęs, juokauji? Ne, tai tiesa. Havi, norėjau pati tau pasakyti. Kodėl jam leidai pabandyti, o man ne? Visos mano pastangos nuėjo per nieką. Neapstundink visko dar labiau, Havi. Savri, ką tokios svarbos man turėjo pasakyti? Vėl skambino rėmėjai dėl Erevaitūro. Ir vėl apie tą patį. Ar neaiškiai pasakėm? Viską supratau, Manueli. Būtent todėl susitikau su tavimi vienu.
Kad pamatytum, kaip tai yra svarbu. Grupiai tai būtų milžiniškas žingsnis pirmin. Sabri. Pelnysit pasaulinę šlovę. Sabri, paklausyk, jau apsisprendėm, svartai? Ką nusprendėt? Pablo galima pakeisti. Netoks jis svarbus, daug kas vietoj jo padainuotų. Nenorim mes jo keisti, nenorim. Kodėl nenorite jo pakeisti? Kodėl? Supratau, viską supratau. Susitaikė su Mija ir leidai įsitikinamas, ar ne? Mija čia nepainiu. Kodėl? Be to aš su ją nesusitaikiau. Nesusitaikė? Ne. Nesusitaikė. Ne. Nemeluok, pažiūrėk mane į akis ir pasakyk, kad nesusitaikė su Mija. Aš su Mija nesusitaikiau. Meluoji, Manueli, puikiai tave pažįstu. Šiandien mačiau jūs apsikabinusius. Taip, bet ne dėl to. O dėl ko? Sabri, ne tik Pablas negali dainuoti. Ne, o kas dar? Viskas. Jau baigiau. Dabar tik papurkščiu oro gaivikliu ir amžinai atsisveikinsim su Sonierei. Vis dar vargsti? Jau baigiau. Gal atšveskim? Naikim į kiną. Ne, jau per vėlų, rytoj tau reikia į mokyklą. Vėlį, šiandien nieko neveikiam. Na, gerai, neliūdėk. Siūlau geresnį planą. Skanę vakarienę ir filmą namuose. Labai tave myliu. Eik filmo išnuomot. Aš patikrinsiu šaldytuvą. Ką? Tu gaminsi? Ką ne? Paieškosiu telefono, kad užsisakytume ko nors skanaus. Taip ir maniau, iki. Iki. Frankai? Frankai, tu čia? Būk geras, paskambink, kai išgirsi, nesvarbu kelintą valandą. Manau, mums reiktų pasikalbėti. Lauksiu. Bučiuoju. Sonija. Iki. Apsirinkė Sonierei. Mano tėvelis neturi apie ką su tavim kalbėti. Jam reikia paprasčiausiai tave pamiršti. Blasai, tikrai labai stengiaus, kad Fer nesusitiktų su tavo pusbroliu, bet nieko nepiešiau. Reikėjo labiau ją paspausti. Ji mano draugė. Mokyklai draugių netrūksta. Tik ne man. Buvo sunku su ją susitaikyti. Blasai, tikrai nežinau, kaip tau O padėti. aš žinau. Neprašyk ją spausti. Būk geras, ji labai susižavėjusi, tikrai neklausys, ims manęs nekęsti. Nesirūpink, nesirūpink. Tik mano planui turėsi būti pasiruošusi. Gerai. Ko tik paprašysi? Jeigu nepavyko įtikinti tavo draugės Fernanditos, teks įtikinti Fabianą. Vas a tener que convencerlos por Fabián. Kaip? Padėk jam persigalvot. Savo bučiniais. Con tus besos. Ką? Blasai, aš tave myliu. Ša. Hacelo por mí. Pasisteng dėl ¿Vos te manęs. pensás que a mí me gusta? Manai, man patinka, kad bučiuosi su kitu, ne? Per daug prašai. Bueno, peor sería. Bus dar blogiau, jeigu mokykloje visi sužinos, kas buvo mano tėvas. Turėsiu iš ten dingt ir daugiau nesimatytume. Ne, Manueli, tik ne tu. Negali būti, tik ne tu, Manueli. Klausyk, neverta neigti tikrovės. Iš to nieko gero. Pati puikiai žinai, kai sirgai, turėjai kovoti su liga. Taip. Todėl pasveikai. Man irgi reikia kovoti. Jeigu neigsiu savo lygą, nieko nepasieksiu. Na gerai, bet tau tyrimus darė vienas daktaras. Manau, būtų gerai pasitarti su kitu, išgirsti dar vieną nuomonę. Ne, Sabri, aš pasitikiu Franko surastų daktarų. Be to, jau suplanuota, kad mane operuos po 10 dienų. Po 10 dienų? Galiu tave palydėti. Pasidaryk tuos tyrimus dar kartą. Nueisim į geriausius chirurgijos centrus. Mielai tave Sabri. palydėsiu. Juk žinai, kad ligoninės man labai patinka. Sabri, labai tavo ačiū, bet nereikia. Frankas mane visur lydi. Jis man labai padeda. Taip. Nepaisant to, kad aš su juo bjauriai elgiausi. Taip, matau, kokie tau geri visi kolučiai. Bet ką padarytų, kad tave susigražintų? Sunku patikėti. Sabri, tokiais atvejais nuoskaudos pamirštamos. Nuoskaudos ir pykčiai tiesiog dingsta. Tiesą sakant, kolučiai... Kolučiai. Kolučiai, kolučiai, gana tą pavardę minėt. Man jau nusibodo. Marisa tavęs ilgėsis. Aš irgi. Visi trys ilgesnis. Ar sutvarkė visus reikalus dėl buto? Visus būk rami. Viską sumokėjau šeimininkui.